Todėl, kad įdomiau. Ne. Raktėmas. Neslė. Atgal. Atgal vėlą. Tai mes latrai manėme, kad Latrai trečią kartą. šį kartą be šokoladukų valgymo. O. Taip neišėjo. Taip neišėjo. Mes atvažiavom trečią kartą į Ąžuolų alėją. Grįžom, naktį 2 valandą pradėjom, važiuoti baigėm, kelintą grįžom. Žodžiu, apie 9 buvom namie, dabar yra jau 14-11, mes vis dar nerimstam. Išgėrėm pusę su kofeinu susijusiu su gėrimu. Tuo parodysiu. Ir sugalvojom, palaukit, niekur nenueikit. ir sugalvojom, kad vėl reikia eiti į žygį. O tai va. Va toksai vat. Juice, tropical fruit, sour punch or punch. Boost energy. Nerodom. Nes čia ne reklama. Tai va tokio dar neišgėrėm, bet prieš tai jau tokį išgėrėm. Čia ne alkoholis, čia jau kofeinas, taurinas ir visokie tropikų vaisiai. Ir dėl to mes šiandieną galim dar labai daug eiti. Apėjom parduotuvės, nusipirkom arbatų. Palaukit, čia dar ne viskas. visokių. Palaukit. Ką čia rodys? Kol pakalbins, palaukit. Kalbins. Aha, dar viena reklama. Pareina labai gero gėrimo. Mes nereklamuojam, bet labai geras gėrimas. Tai va tokį tai jau prisigėrėm. Juice. Juice D, pineapple and guava punch. Energy juice. Irgi kofeinas, taurinas plus vaisiai visokie. Aš manau, kad paimsim Šitą iš tos išrijom. firmos. Pečiais dar nekratom, bet atvažiavom vis dėlto pasivaikščioti, nors reikėtų eit miegot. Pamiegot. Bet mes iš tos firmos ko gero pareikalausim už reklamą. Aš taip manau. Jeigu ką, kodėlgi ne? Labai gerai veikia šitie gėrimai. Nebekalbant, kad mes privalgę esam bilė kiek va tokių tipo. Čia. Taip laikau. Proteininių šokoladukų bilė kiek. Tai aš parodys kiek mes čia. Aha, dar parodyk šiukšlių maišą. Vat, pilna. Per kelionis. Stiprinamės, Užteks energijos sočiai. Varom. Įvarom, Tai mes varom. Varom. O, dabar jau gaunasi. Tai mes latrai manėme, kad tie šokoladukai mums padės. Šūdai mums padėjo. Padėjo. Tie šokoladukai mums ir padėjo. Dėl pilnos laimės atvažiavome į Ąžuolų giraitę. Ir eisim ko gero iki Stanto. Mes laisvi kaip šitą. Marių paukščiai. Mustangai stepių. Ne, kaip marių paukščiai, kaip žuvėdros. Kaip pustumi švedai. Skraidyti. Aš nusistatau treniruotę. Toliau ir go. Varom. Parodyk kažkutį. Varom. Dabar tu nusistatyk. Dabar eina ir varom. Aš jau nusistačiau. Va, varom. Varom. O tu sakai 2 paras ir kiek išbuvo? Čigonus kalbam. Apie čigonus kalbam. Ir tenai prie Akropolio pas mus buvo. Kažkaip jie nesugaunami yra. Prieina moteris, pradeda tenai vargšintis, kažką tai duodi. Jinai išmonė dar daugiau pinigų. Paskui vaikai įsijungia į tą darbą. Sugauna ją,
o ta moteris tų pinigų neturi. Čia turėjo, čia nebeturi. Reiškia, tie vaikai aplinkui apsisuka, kažkaip tai kažkokiu būdu perduoda, jie nubėga kažkur tai kažką tai, ir ta moteris stovi, pinigus iš savęs paėmė, o jinai tų pinigų nebeturi. Jokių įrodymų. Nu tai va. Todėl mes pradėjom kalbėti apie čigonus, pamatėm, kibitkas liktai stovi. Nu bent jau aš toli mačiau, mėlynuoja kažkas, nu, bent jau galvojau, kad kibitkas. Čia pas mus apylinkėse miestelio ir tuose rajonuose, kur dabar vaikštam, dažnai matau čigonus. Laiks nuo laiko, metų laikais jie ten važiuoja su kibitkom. Kibitkos tai vežimai tokie dengti jų. Ir stovyklauja, laužas kūrena šalikelėse. Prie eismas ratų, kaip jie tokių ypač mėgsta, ten prie krūmų kažkur tai arklis ganytis pririša, šunis pririša prie savo tų kibitkų, namelį ant ratų ir jie stovyklauja, sėdi ten rizinai visokie. Niekas arklys šieną ėda, jiem nieko nekainuoja tas. Čia žiemas Anglijai švelnis, sniego retai kada būna, žolės pilna. Žolė. Jo, kad ir arkliai laukiniai, taigi jie irgi. Nu. Jie šitą žolės prasikas ir žiemą net ko gero. Įšala, tuo labiau čia to įšalo ne per daugiausiai. O čia žalia žolytė, čia jis kur norėk. Tai va, geras gyvenimas. Čigonam. Tai maršaliukai čia dabar skraido. Va, tai jie kažkokiu būdu prisimano pinigų, bet čia baltieji kažkokie čigonai. Aš baltuosius esu matęs daugiausiai. Tamsių čigonų, kaip vat, kad nesu matęs čia. Gal net nepažinčiau. Indusais palaikyti. 3 arkliai, 1, 2, 3, 4, iš viso ten 3, čia 1, čia malkos, ne palapinė, ten 3. Jeigu 3 žmonės matė, 3 žmonės matė. Iš ryto šiandien važiavom į uostą vežėm, tai matėm kaip šešėlis per kelią perėjo. Aš mačiau žmogaus dydžio, matė Mareta, kad aš mačiau kaip katino, kaip lapės dydžio, nesupratau, bet kažkoks kaip gyvūnėlis pralėkė. Kaip gyvūnėlis pralėkė, nu ir man pasirodė, kai jis viso ūgio, kaip žmogus. Tai ten buvo tokie, kaip ir su čia Anglijoje, krūmai tankus. Toj vietai davažiavau, tyč pažiūrėjau, jokio pralindimo nebuvo. Tai ten galėjo katinas tada būti. Bet kaip jis man atrodo toks didelis, gal šešėlis. Sakėm, kamerą atsuksim 3 valandą 35 minutės, ar ne? Dar neatsukom, tai nežinom. Nelabai kas matytus. Gal matytus. Mano dash kamera priekyje mašinos Full HD nustatyta. Jeigu būtų 4K, dar galimėtų kažką žiūrėti. 4K nustatyti. Laksta, žiūrėk kaip ten. That's the way it's her field. Yes. Yeah, I will be going to the field. Okay. After this, they've got the... Gal einam. O kits važiuoja, žiūrėk, su takiračiu. Irgi sakė, su GoProškė. 7 pas mane 10. 7 pas mane irgi 10. Jam 7 GoProškė lapės nunešė į urvą. O jau sakė. Tai nunešė, atiduoti darėjai, iškrapštęs kažkaip pagalių. Papiukai žaisdami prie kelio. Jo, prajojo, zovoda, arklys. Arklys. Jo, zovoda. Ir pradėjo suktis va šitai va šonu. Aha. Nebenori joti. O šitą jojikė čik sutvardė jį. Vėl jisai tak, labai gražiai, grakščiai labai jojo. Labai lengvai. Gražu žiūrėti. Atito galvoj dabar patika tau, ne? Man labai patika. Vau. Avinų nematei? Labas, Gogi, avinų nematai? Ačiū, šeimininkė. Ganėsi po ąžuolu. Čia ne ąžuolas, čia gal koks skroblas. Žiūrėk, tas kamienas padarytas iš kelių suėjusių, sukybusių medžių, man toks jausmas. Čia kaip būtų, kaip kapupa, kur žiūrėjom, susisukęs iš kelių. O ten sukybėsi vieną, eina švilpt toks didelis. Žiūrėk, va čia vienas medis, čia kitas medis sukybęs, o čia trečias medis. Tai čia vidurinis, čia šoniniai. Mokomės va medžius laipyti. Jeigu ką. Stipriai proji.
Įvarom. Labai geras oras, bet jeigu aš dar ilgiau sėdėsiu čia, kas man visiškai nepatinka, sėdėti. Einam. Vienoje vietoje. Ir ko aš toks nusibaigęs? Kokia žvengėte? Vaikit žvengt, durniai. Vaikit žvengt, durniai. O mano žiūrėk kokie. Tai čia šokių pamokas dar tiktų pravesti, be neįvo. Čarlstono. Tai čia vat nuorodos, mes ateinam iš čia, Stone on the Wall, čia, taip toliau. Bet mes čia biški ne ten, biški toliau pavažiavę. Čia būtų į Broadway 4 mylios, čia Artemas 13 mylių, o mes einam į Stantoną. Stantonas, 1/4 mylios. Čia visokie tėvo dvareliai stovi, ne mano tėvo. Tai mes sėkmingai pasiekėm Stantoną, lapė ant stogo šiaudinio, labai fainiai. Kažko tai liko. Šitą vaizdą tai ne, geras vaizdas. O čia fontanėlis. Senas fontanėlis. Žybantis Stantono krūmas. Pilnas jonvabalių. Tai čia rašo, kad melskitės už vyrus iš Stantono, kurie atidavė savo gyvybės pirmajame didžiajame pasaulinėme kare 1914-1919 metais. Ir jų garbei buvo dedikuotas, o čia yra tas dedikavimas, sankryža šita, nauja sankryža Stantone. Ateina dainininkė, o dainuoja tai, kad nėra nuraminti, todėl kad arklys numaitė turbūt ją. Girdite? Palaukit. Girdite, dainuoja. Na. Nustoja. Dainuoja. Palauk, išlaukiam, kol matys iš to kamerą iš tolo nesimato. 1618 metais statymas Old Manor House. O kur yra? Tik pamatėm, kad tenais arklininkas atsisėdęs, ne arklininkas turbūt, o jojikas geria alkoholį. Tai aš manau, kad jis irgi yra vairuotojas, važnyčiotojas ir jam gerti irgi negali. Aš galvoju, kad arklys jį numes. Arklys jį numes. Alkoholio kvapą. Greičiausiai numes ir teisės jam atėm. Sumindys teisės turės kitas persilaikyti, kai sužinos, kad girtis judinėjo. Zigzagais. Nebeduos. Neteisybė. Mes nuėjom lygiai po 2 kilometrus. Rodo 460 kilokalorijų sueikvotų. Pas mane rodo 240. Tai dabar apsikeičiau. Nesąmonė. Laikrodžiais apsikeitėm, apnulinom. Vėl ir atgalinį kelią lygiai tokį pateisim ir žiūrėsim. Su jos laikrodžiu tiek pat rodys kalorijų daugiau aš išnaudoju, ar ne? Ar čia laikrodžių nustatymai kalti? Čia tiesiog mano organizmas labai yra fainas. Aš galiu išgyventi bet kokiose sąlygose. Nueiti žymiai didesnį, dvigubai didesnį kiekį, sunaudoti mažiau kalorijų. Dėl to man reikia mažiau dirbti, kad uždirbčiau ne tiek daug pinigų, nes man nereikia dirbti. Ir aš prilaikau daugiau lašinukų ir aš nesušalsiu šaltą žiemą. O bolis čia dar klausimas. Turigi kažkur tie šokoladukai pasidėti. Taip, turi. Proteininiai. Čia joja arkliai. Jie, kažkai dar, jie nedaugiau tik tais kalorijų irgi naudoja. Ir kažkai dar jie mažiau nueitų. Kalorijų daugiau naudodami. Žinau. Kaip man įsišiu. Žinai, tai nesakysiu. Va. Tai negalvokit jūs, latrai, kad mūsų nedafilmuosim. Tai mes filmuojam, čia naujametinis pasijudinėjimas yra. Iki gražiai.
Tai čia labai rimtas, vienas su kardu, jeigu su kardu, tai net negalvoju, kas tas. Ai, tas natelis toksai. Aš manau, kad tenai yra vandenį nubėgti. Vandenį. Nes čia va jau yra dobytė. O žiūrėk, gal čia saulės laikrodis, nes tenai dar skaičiukai apačioje. Tai mes latrai pagalvojom, kai bažnyčią eisim, bet paskui sugalvojom, kad neeisim, buvo mūsų kontaktai tokie. Bet to mes į nuodėmį neprisidirbom, tai mums nereikia. Sparadotis. A ne, korekt. Tai mes paprasčiausiai bažnyčią apžiūrėsim. Į kapines. Ne, jei bažnyčia greičiausiai. Rytoj yra 3 karaliai, o gal jie tai bažnyčia ateis. O tai pas anglus taip pat yra 3 karaliai? Gali būti, kad čia klebons paprasčiausiai atėjo. Rytoj? Tai 3 karaliai, tai pas juos kalėdos, 3 karaliai. Ai, poryt. Nu tai atėjo girlandom paruošti savo bažnyčias. Čia tikrai kažkokia klebonijos pastatas. Nu, bet aš tai esu filmavęs vasarą, kai čia buvo jaukiai šilta. Bėgioja. Aišku. Tai užrašyta, jeigu purvini batai, reikia užsidėti kažką, tai overshoes provided. Thank you. Bet mūsų netokie purvini dar. Tai va, short walk. Galima eiti, savo. Man tu akis. Tai atėjom dabar į barą, žiūrėjom tualetų, reikia prisimauti batus. Čia einant į vidų. Ginčių žvengimą. Gal nepriklausomai. Eisim kavos prašysim, nors čia eilius pardavinėja alkoholinius. Čia daro gyvūnų portretus. Mes čia galime išsiėsti. Tai va, esam tikram angliškam pube, gersim latte ir kapučino kavą ir turime išgerti greitai, iškart pasiteiravo barmenė, ar jūs gersit, ar negersit. Sakom, gersim. Sako, turite tai 10 minučių. Kiek dabar valandų? 10 po. 10 po, tai iki 20 po turim išgerti. Tai va, kad nesakytų, kad jūs latrai nežinojot, kad reikia kavą greitai. Mes ją išgersim ir eisim. O židnys tai super. Pasižiūrėk per smėlį. Baltai grįžti. Įdėjau tau vieną. Tai aš Elvis Preslis? Ar čia tik tais pavaizduota, kad Elvis Preslis? Panašu, Elvis Preslis. Ja, panašus. Ramink. Čia buvo pasirodo karalienė paskutiniais savo gyvenimo metais. Wow! 22. Čia toks yra iškart nuolydis didžiulis. Tai, kai lipam į viršų nesimatė. Koks didžiulis nuolydis! Wow! Bet žiūrėk, iš čia iš Vat išėjom, kavos pagėrėm, visą kitą. Ir pasižiūrim, čia autonamas, autonamu kažkas atvažiavęs, čia aikštelė, viršui dar antra aukštelė, biškutė aukščiau. Čia taip aukštai, kad mūsų kojos dabar net, žiūrėk, mūsų kojos sunkiai keliai net linksta dabar.
kiekvieną kartą atrandam vis kažką toliau, giliau, daugiau. Je. Tai va, pabuvom bare. Kanalas. Ką tik paviršų pirštą. Palauk, prisistatom. Teterikų kanalas. Teterikų kanalas. Arba kaimelis 5. Šitą ką tik buvom tokiam bare restorane, kur paskutinės darbo valandos buvo, bet mes kavą gėrėm, tai labai susiklaus greitai. nesimato. Ir kur net karalienė, iš tikrųjų, čia rimtas baris, karalienė lankės paskutiniai savo gyvenimo metais. 22. Nufotkinta yra. Ir tai yra Elvis Preslis nufotkintas su šeimininku, man atrodo, baru. Kokie 60 metais juodai balta nuotrauka, bet pasakė netikras, paklausėm. O karalienė tikra paskutiniais gyvenimo metais. Tai va. Ir išėjom. Susigribau, sakau, nu kur tas pirštinis, sakau, aš tik tais, jeigu kišenės pasitikrinu, nerandu savo pirštinių pastoji. Negi reikės grįžti į barą. Ir sako, dabar būtų šeimininkės klausimas. Kokios spalvos tavo pirštinės? Juodos ar mėlynos? Jo. Bolio atsakymas. Viena juoda. Sakau, blemba, negi reiks dabar jau gerokai paėm. Sakau, negi reiks grįžti dėl tų pirštinių. Tuščios kišenės, kur tas pirštinės? Eisiu, sakys, į barą, jaučiau užsidarai, sakys, kur mano pirštinės, čia kažkur buvau pamiršęs. Viena balta, kita mėlyna, tai yra viena juoda, kita mėlyna. Nu, kažkaip taip. Kažkaip mes einam. Paklausė, ką sakysi bažnytioje. Garbės sakys. Taip šalta atidaryta, viskas galima žiūrėti. Taip. Kas čia yra bralis koks nors? Kažką čia tačiau duoda šventintas. Toms. Kuotis padaryt man. Biškai pasiteit bažnyčių iš pokarinės reikia. Per daug kavos prigėrus reikia biškutį nusiraminti. Visai jokia bažnyčia. Ten matėm per filmą Baubas. Bet tai irgi kopėčių, kad užlip. Todėl netaip ir nusivalo. Šiaip tai vitražas viskas. Sėdėjom, viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Vau, koks mano drąsus. Aš niekada nei už ką nebūčiau išėjus. Taip neįprasta. Kusiaugus. Dabar čia norėjau biškut paaiškinti, kaip čia yra dedamas kampuose plytos statiniuose šituose, kurie yra visam kaimelis tantam. Kampuose visur dedami didelį. Akmenys. Čia vidurį mažiukai, o kampuose didelį. Va čia tokia dydžio akmuo ir jis dedamas va šitaip vienas taip, o kitas va šitaip. Ir vienas taip, kitas taip. Todėl gaunasi raštas toks čia ilgas, trumpas, ilgas, trumpas. Trumpas, ilgas. Ilgas, trumpas, ilgas. Tvarka, bet mažiukai, visokie kokie papuolė. Didesni, mažesni, visokie. O kampuose būtent dideli, dėl to, kad krūvis didesnis. Kampas gali griūti, skiesti sieną. Tam, kad nesiskiestų, vienas ant kito kryžiuojami, va tai va, dedami. Vienas ant kito. Luitai. Luitai. Žiukai, matai? Pradeda žydėti jau. Žiedai. Tai nebebus šalčiai. Pradžia žiemos, sausio 5. Žiūrėk, va, čia jau kalasi. Eina savo. Nu, čia fainai. Va, čia žiūrėk, jau gražiai. Taip? Aha. Čia va jau pumpuriukai, va, matai? Gražu? Gražu. Kažkokie irgi tualetiniai.
irgi jau žydi. Čia Burbulyčiai. tikrai ne rudens auga, ne rudens darinys. Čia va. Žiūrėk, aš pirmą kartą tokį daiktą Sausio 5 pavasaris. Aš pirmą kartą tokį daiktą matau. Čia neįvau. Žiūrėk, kaip šaka išlinkusi apie tvorą. Jo, supinta čia žmonių. Kad nenulūštų. Jo, žemė. Alėjai medžiai vienoj pusėje ir kitoj pusėje medžiai. Kelias. Ir kitoj pusėje vėl medžiai. Medžiai alėja tęsiasi bilė kiek toli. Gerai. Filmuoja Žalugiraitė einant atgal prie mašinos iš Stantono. Tai mes latrai manėme, kad tos kavos mums užteks, kurią gėrėm. Tiksliau gėrimų su kofeinu. Tai mes ne kofeino latrai. neužteko. Nuėjom iki Stantono. Nuėjom Ir parėjom. į restoraną, Nu jo. kur paskutinę minutę išgėrėm Prifotkinom. kavos, prifotkinom Prifilmavom. karalienę buvusią tam bare, užfiksavom. Aha. Elį Preslį netikrą. Netikra. Nu jo, netikra. Nuotrauką netikrą. Nuotrauka. Va, ir grįžo vėl pėsti kitų kelių, kurio dar niekad aš netevaikščiau. Atgal pasivaikščiojom. Ir labai fainai. Ir sutemo. Ir nesinori grįžti namo. Ir per tą Visai. laiką Va net tai buvo. sutemo. Tai mes latrai, kavos latrai. Nenorim eit namo. Nenorim eit namo, bet šalta ir esam Nenorim. privesti Prieš mautis. jaunosis varva. batyčius. Batyčius. Murzinus. Murzinus. Tos murzinus batyčias. Turistinis Patuos va. batyčius. Persimaunam ir Ir- namo. O šiandien, ačiū, kad buvot su mumis. Dar ką turi pridurti? Nieko, kągi čia pridursi, viskas pridurta. Atsisveikiname į kito kartą ir sakėme labą dieną. Čia buvo juokas. Viso gero, iki. Kitą dieną. Matau, žąsų daug slantį. Kelia netyčia. Kalbės man iš triukas. Prašom, kalbėkite. Alio, kaip girdite mane? Kaip girdite mane? Girdime jūs puikiai. Galit leistis čia. Ko taip garsiai? Nereikite mes nekurti. Galite čiuosti čia. Jau čiuožiu. A nėra čia nieko ten daugiau tokio? Yra čia nais labai išsimurzinsi rūrą. A, tai nečiuošiu, nes rūra man brangesnė kaip atminimas. Vai murzina čia. Bet jau girdisi. Čia gražu. Fainai atrodo. Fainai atrodo. Kas fainai? Fainai, va, gražiai gulbės plaukia. Pažiūrėk. Žiūrėk. Matai? Viskas patvinę. Aikštelės. Čia krepšinė, kur mėtė vaikai, matai? Viskas patvinę. Viskas. Čia gavosi 2 prūdai gulbėms. Gulbės davolnos. Eivo galima nebeplaukėti. Galima paplaukėti čia ramiai. Jom čia dabar linksmiau kaip arklį per vestuvės. Vėliau vakare. Valgom pačius skaniausią pasaulyje proteininius batonėlius. Ir bandom susiorganizuoti, važiuoti į namus. 8,5 kilo. 8,5 kilo. Egzotika. Kalną. 8,5 kilo į kalną. Nesąmonė. Nežinau. Norėjau pasakyti, kad labai sunkiai važiuojam. Jėgų nebeturiu tamsiai. Tik tu va pasirodyk. Pažiūrėkit į jį, į jo veidą begėdį. Į kokią kelionę jis mane įkišo. Be lempų, be šviesų galinių. Be nieko, powerbankas ne su tuo laidu. Gražu. Pasirodyk, boli. Pasirodyk, kokia gėda. Niu.
Ah.